Sveiki, su jumis Ralio žinios ir aš, Paulius Draudvilas. Praėjusią savaitę vyko rajoninis skaitovų konkursas ir mūsų mokyklą atstovavo net 7 atstovai. Taigi, Emilija, kaip sekėsi skaitovų konkurse? Manau, normaliai įgijau daug patirties, daug ką sužinau, kaip kiti pasakoja ir panašiai. Kaip tau pačiai sekėsi? Normaliai, manau. Ar dalyvausi kitais metais? Taip, būtinai, kad dar pratęsčiau savo įdomų pasakojimų karjerą. Ačiū labai. Mūsų mokyklos 1 E klasės mokinys Mantas Kučinskas gavo nominaciją už įtaigų kūrinio perteikimą. Mokytoja Nijolė Rimkuvienė. Penktadienį iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro buvo atvykusi komanda, kuris skaitė paskaitas, kas yra tikrasis vyriškumas ir moteriškumas. Tad vyko atskiros paskaitos merginams ir vaikinams apie lyčių skirtumus, požiūrį į gyvenimą ir meilę. Labą dieną. Labą. Žinau, vedėt paskaitą mūsų mokykloje. Taip. Tai apie ką buvo paskaita? Šitą paskaitą mes iš tiesų vedėm 4 pamokas visų mokyklų ir labai džiaugiamės tokia gražia gimnazija ir ypatingai moksleivis, žinokit. Visi labai patiko visas klasės. Mes kalbėjomės kartu su mergaitėmis ir mūsų draugai vaikinai, va ten matau vienas atėjo, vedė paskaitas vyrukam. Šitos paskaitos tema yra žmogaus asmens vertybės, jo gyvenimo pasirinkimai. Pagrindinė tokia ir taip pat apie vaikinų merginų skirtumus ir vaikinų merginų draugystę. Kaip sekėsi diskutuoti su gimnazistais? Iš tiesų labai gerai, tikrai atviri gimnazistai pas jus mokykloje mokosi tokie, atviri žmonės, augina nuoširdūs, tikrai tokios atviros asmenybės, kur gal tarsi kitose mokyklose būna toks strikt, ypač didesniuose miestuose, bet toks tikrai jaučiasi nuoširdumas ir pavyko man ir diskusijų ir prakalbėjo joms tai, ką mes sakėm ir iškilo visokių klausimų, žodžiu. O koks buvo jūsų tikslas? Kad išsineštų daugiau klausimų negu atsakymų. Iš tiesų važiuojam ne tam, kad kažką pasakyti, kad taip gyvenkit, taip darykit ir žodžiu panašiai, bet kažkaip važiuojam tam, kad išsineštų tikrai daugiau klausimų žmonės, kad klaustų, kaip aš gyvenu, kodėl aš taip darau, žodžiu, kad klaustų, o ne plauktų pasroviui. Tai va, tikslo pasirinkau. Ir ko palinkėtumėt mūsų gimnazistams? Jūsų gimnazistams tiesiog linkim labai širdies, daryti savo gyvenime apgalvotus sprendimus ir kad tie sprendimai būtų padiktuoti jų širdžių, o ne pilkos masės, arba ne visuomenės, arba ne taip, kaip visi daro, bet tikrai, kad rinktųsi tai, kad diktuoja jų širdį. Ačiū. Lietuvos mokinių parlamentas kartu su internetinė pasiruošimo brandos egzaminams sistema egzaminatorius.lt rengia visuotinį žinių ir gebėjimų pasitikrinimo projektą įsivertinti prieš egzaminą, skirtą 11-12 klasių mokiniams ir jų mokytojams. Matematika vasario 18 dieną, istorija kovo 1 dieną. Norintys dalyvauti 11-12 klasių mokiniai turės registruotis interneto svetainėje, pasirinkti, kuriuose įsivertinimuose norės dalyvauti. Įsivertinimo dieną reikės skirti 2 valandas užduotims atlikti. O antradienį mūsų gimnazistai stebės Kauno valstybinėme dramos teatre spektaklį Forma moderatoriai. Šią savaitę prasidėjo kasmetinė akcija Saugus internetas, kaip galime kartu sukurti saugesnį internetą. Klasės valandėlėse ir informacinių technologijų pamokose bus analizuojamas pasirinktos temos: privatumas internete, nuotraukas internete, apsisaugok nuo apgaulės internete, socialiniai tinklai, kas tavo draugai, pažink netinkamą turinį internete, saugiai naudokis internetu. Klasės valandėlių ir pamokų išvados pristatomos plakatu, atspausdinti ir nupiešti, publikuojami mokyklos foje, skaitmeniniai internete. Penktadienį mūsų gimnazijos ketvirtokai rašė bandomąjį lietuvių kalbos egzaminą. Sveikos! Šiandien rašėte lietuvių bandomąjį egzaminą. Kaip jaučiatės po jo? Puikiai. Kaip nuotaikos? Labai geras nuotaikos, su daug įspūdžių. O ir kaip sekėsi rašyti? Sekėsi gana sunkiai, bet temos nebuvo labai neįveikiamos, todėl galima spręsti, kad tikrai nebuvo labai įspūdinga. Ir kaip matote, kaip jums pasisekė? Žiūrėsime pagal vertinimus. Dabar negalime spręsti. Ačiū. Taip pat ketvirtadienį vyko
Gamtos kengūra. Sveika. Labas. Sakai, dalyvavai gamtos kengūroje. Kaip sekėsi? Kaip dalyvavau, užduotis buvo gan sunkios, bet manau gana neblogai. O kokios buvo užduotis? 11-12 gali rinktis per chemijos, fizikos ir biologijos. Aš dalyvavau biologijos gamtos kengūroje. Užduotis buvo tikrai įvairiausios, nuo pačių sunkiausių iki tikrai lengvų. Kelintą kartą dalyvauji? Gamtos kengūroje 1 kartą, o matematikos kengūroje kokius 5 kartus jau esu dalyvavusi. Ačiū. Ketvirtadienį vyko bandomasis istorijos egzaminas. Sveikas, laikėte bandomąjį istorijos egzaminą. Tai kaip nuotaikas? Puikios, labai geras, viskas pavyko. O užduotis? Iš tikrųjų, aš netikėjausi, kad bus žymiai sunkesnės užduotis, bet pasirodė nereikiamas. Ir kaip manote, kokie bus rezultatai? Patenkinami. Tikimės geriausio. Ačiū. Nepamirškit ruoštis klasės konkursui ir primename, kad vasario 12 diena yra paskutinė diena, kada galite paduoti parašą. Geros savaitės ir iki.